Laikas nuo laiko sargybos bokšto straipsniuose yra užsiminama apie jungtines tautas. Pavyzdžiui, 1963 metais lapkričio 15 dienos numeryje rašoma, kad tokie žemės gyventojai su susižavėjimu stebėjusi atgimusių skaisčių laukinių žvėrimi. Buvo labai pasitikima jo gebėjimu būti pasaulio taikos ir saugumo jėga. Jam buvo duoti dideli lūkesčiai ir suteikti pavadinimai, kurie šventojo rašto požiūriu buvo išties šventvagiški. Kaip tai? Nes šiam laukiniam žvėriui buvo paskirtos galios ir paskirtos užduotis, kurios iš tikrųjų priklauso Dievo karalystei ir jos mesijui arba Kristui. 1919 metais skaisčiai raudona tautų sąjunga buvo rimtai vadinama politinė Dievo karalystės išraiška žemėje. O dabar jungtinės tautos, tos sąjungos įpėdinė, vadinamos geriausia taikos priemonė. Taip, netgi daugiau nei tai, paskutinė taikos viltimi. Taigi šiandien mes iš tikrųjų galime matyti tai, ką apaštalas Jonas matė simboliškai, kad tas skaičiai raudonas laukinis žvėris yra pilnas šventvagiškų vardų. Tie susižavėjimo ją išreiškimai nukreipė klaidingų religijų išpažinėjus ne į kūrėjo Jehovos Dievo garbinimą, o žmogaus sukurto kūrinio stabmeldystę, politinio atvaizdo garbinimą, tarptautinės organizacijos siekiančios pasaulio taikos ir saugumo garbinimą. 1984 metais rugsėjo 15 dieną sargybos bokšto straipsnyje apie viso Izraelio išgelbėjimą buvo rašoma. Tačiau tie pažadai duoti 20 amžiuje prieš mūsų erą nereiškia, kad Dievas palaimins jungtinės tautas. Ne. Jungtinės tautos nėra palaiminimas, nors krikščioniškojo pasaulio religiniai dvasininkai ir žydų rabinai meldžia dangaus palaiminimo tai organizacijai. Tai iš tikrųjų yra žvėries atvaizdas, matoma politinė komercinė šios daiktų sistemos Dievo organizacija – šėtono velnio. Taigi, jungtinės tautos netrukus bus sunaikintos kartu su ta žvėriška organizacija. – 1990 metais gruodžio 8 dieną atsibuskite žurnale rasime, kad žmonių valdžios rezgia įžūliausią ir nepaklusniausią sąmokslą prieš Dievo valdžią, koks tik yra egzistavęs. Jos tai padarė ne kartą, o 2 kartus, pirmiausia įkurdamos tautų sąjungą, o paskui jungtinės tautas. Nusikėlusi 2022 metus sargybos bokšto gegužės numerį rasime žvėrių išaiškinimą, kuriame yra paminėtas ir skaičiai raudonas žvėris, kuris reiškia jungtinės tautas. Iš šių straipsnių aiškiai matyti, kad jungtinės tautos yra vienas iš žvėrių, kuris apibūdinamas kaip Dievo priešas, ar netgi šėtono velnio organizacija. Bet 2001 metais atsitinka įdomus dalykas. Spalio 8 dieną laikraštis The Guardian išspausdino straipsnį, kuriame iškėlė klausimą. Kodėl sargybos bokštas, kuris yra asocijuotas su jungtinėmis tautomis, kitaip sakant, turi draugiškus tarpusavio santykius tarp jungtinių tautų ir sargybos bokšto, kaip nevyriausybinė organizacija, demonizuoja ir vadina jungtinės tautas skaičiai raudonų žvėrimi. 1984 metais jie netgi pavadino organizaciją šėtono velnio. Sekta kaltinama veidmainystė dėl ryšio su organizacija, kurią ji pati demonizuoja. Jungtinių tautų prašoma ištirti, kodėl jos suteikė asocijuotos organizacijos statusą Jehovos liudytojams fundamentalistiniai Jungtinių Amerikos valstijų krikščionių sektai, kuri jungtinės tautas laiko skaičiai raudonų žvėrimi pranašautų apreiškimo knygoje. Jehovos liudytojų nariai kaltina vadovaujančiąją tarybą veidmainystę, nes jis slapta priėmė ryšius su organizacija, kurią jie ir toliau smerkia apokaliptiniais terminais. Pačios jungtinės tautos vakar pripažino, kad buvo nustebintos, jog sekta, kurios oficialus pavadinimas yra sargybos bokšto Biblijos ir traktatų draugija Niujorke, pastaruosius 10 metų buvo įtraukta į jos nevyriausybinių organizacijų sąrašą. Straipsnėje yra paminėta ir įdomi sargybos bokšto strategija. Vidiniuose sargybos bokšto Biblijos ir traktatų draugijos dokumentuose savo politiką apibūdina kaip teokratinę karo strategiją. Teigiama, kad dvasinio karo metu tinkama klaidinti priešą slepiant tiesą. Tai daroma nesavanaudiškai, tai niekam nekenkia, priešingai, tai duoda daug gero.
Praėjus savaitai po šio straipsnio spalio 15 dieną The Guardian pasirodė dar vienas straipsnis su šia tema. Veidmainiai Jehovos liudytojai atsisako slapto ryšio su jungtinėmis tautomis. Jehovos liudytojai skubiai per kelias dienas atsiribojo nuo jungtinių tautų po to, kai The Guardian išspausdino straipsnį, kuriame nariai apkaltino sektą veidmainiavimu palaikant organizaciją, kurią jie nekartą privačiai smerkė. Po straipsnio praėjusį pirmadienį organizacijos Niujorke įsikūrusi vadovybė užbėgo už akių jungtinių tautų tyrimui, sutikdama atsiriboti nuo organizacijos, kurią liudytojai laiko skaisčiai raudonų žvėrimi, minimu apreiškimo knygoje. Sekta netiki dalyvavimu valdžios veikloje ir iš pradžių stengiasi sumenkinti arba neigti jungtinių tautų interneto svetainėje esantį įrodymą, kurį įrašyta kaip viena iš 1500 su jungtinėmis tautomis susijusių nevyriausybinių organizacijų. Po šių The Guardian laikraščio straipsnių jungtinių tautų organizacija susilaukė daugybę užklausų iš buvusių ir esamų Jehovos liudytojų, ar iš tiesų sargybos bokšto organizacija buvo susisaišiusi su jungtinėmis tautomis. Kadangi užklausų buvo tiek daug ir kad nereiktų kiekvienam atskirai atsakinėti, 2004 metais jungtinių tautų organizacijos nevyriausybinių organizacijų skyriaus vadovas parašė viešą laišką, kuriame paaiškino ir atsakė, kad sargybos bokštas ir jungtinės tautos nuo 1992 iki 2001 metų buvo pasirašiusios bendradarbiavimo susitarimą kaip nevyriausybinės organizacijos. Įdomu tai, kad The Guardian straipsnis išėjo 2001 metais spalio 8 dieną, o sargybos bokštas susitarimą nutraukė spalio 9 dieną. Tai reiškia, po straipsnio išėjimo per 24 valandas sargybos bokštas atsiribojo nuo jungtinių tautų. Daugelis narių šiandieną net nežino, kad iš vis toks incidentas buvo ir kad Dievo organizacija buvo susisaišiusi su skaisčiai raudonu žvėrimi. Šiandieną jungtinių tautų tinklapyje vis dar yra viešai prieinamas laiškas, kuriame jungtinės tautos viešai patvirtina 10-metį trukusį bendradarbiavimą.